Vilma, taip šį vakarą vadinkime pašnekovę, patyrė tai, su kuo ko gero susiduria ir kitos masonų moterys. Kai tie žmonės pirmas iki apsilankė mūsų namuose, vyras juos man pristatė kaip savo draugus. Iki šiol aš jų niekad nebuvau mačiusi. Jie pas mus pasisvečiavo šiek tiek ir tik aš vėliau supratau, kad tai buvo tarsi žvalgytuvės. Kitas susitikimas su tais vyrais įvyko man einant prospektu Gedimino, kai aš buvau išėjus pasivaikščioti. Prie manęs netikėtai prisigretino du vyrai, jie mūvėjo baltas pirštinės ir įteikė man baltą rožę. Ir pasakė, kad tavo vyras yra masonų ložės narys, o dabar nuo šiol tu tampi mūsų sese ir kas be nutiktų, mes tave ginsime. Jeigu Vilmos namuose apsilankę vyrai būtų nusprendę, kad ji netinkamas žmogus, moteris tikriausiai taip ir nebūtų sužinojusi, kad jos sutuoktinis tapo masonu. Tačiau net ir dabar ji labai daug ko nežino. Mano vyras dažnai eina į tuos susitikimus, tačiau man jis niekuomet nepasakoja, kas vyksta tų susitikimų metu, apie ką yra kalbama, kokie ritualai yra atliekami. Tiesiog visą tai lieka tarsi paslapty. Su vyru vykstame ir į metinius masonų ložės susitikimus. Jie dažniausiai vyksta kitose šalyse. Esame buvę Amerikoje, Paryžiuje. Tuo metu, kai mūsų vyrai išeina į susitikimus, moteris labai laisvai leidžia laiką, vaikšto po miestą, geria smagiai savo kavą kavinėse, eina apsipirkti, vakarais lankosi teatre. Tarsi to ir nėra, mes nežinome, ką tuo metu veikia mūsų vyrai. Susitikimų metu vykstantys slapti ritualai, apie kuriuos kalba Vilma, sulaukia daugiausia prieštaringų vertinimų. Šarūnas Davainis šiek tiek praskleidžia paslapties šydą, tačiau tik tiek, kiek leidžia ložės taisyklės. Yra meistras, yra sosto meistras, yra prievaizdai, yra, reiškia, seržantai. Yra tie, kurie, reiškia, visi mes turim pareigas. Ir kiekvienos pareigos turi savo, taip vadinamą, posakį. Jeigu aš pasakiau labas, tai jisai sako sudiev, ten visas ritualas yra. Apie ką kalbate darbo metu, to oficialaus darbo metu? Mes kalbamės apie tai, kaip Saliamono, reiškia, šventykloje buvo ten vienas ar kita legenda vadinama, tokia ritualas arba legenda. Mes pakartojam tų žodžius, įgaunam tokį, reiškia, kažkokį tai krūvį, kaip maldelę kažkokią, sukalbį, tik ten, reiškia, Dieve mūsų kalba, čia mes turim savo ritualą. Ir po to didysis meistras duoda žodį. Jis sako, broliai nori kažką pasakyti. Prašau, tada mes kalbam, diskutuojam, ar kur važiuosim, ar koks planas gimė, ar kažkokia, suprantat, reiškia, savišvieta, ar kaip ten pas juos, ar kaip pas mus. Viską aptariam, bet per tą, reiškia, kada duodama žodis. Ir paskui jo meistras sako, taip, aš noriu ložę uždaryti ir mes vėl tą ritualą pakartojam, susikabinam rankom ir įsiskirstom. Kalbama, kad vieną kartą tapus masonu, žodžiu, kad tai yra iki gyvenimo pabaigos. Ta priesaika duodama ilgam. Ta prasme, galima ir taip pavadinti, kad iki gyvenimo galo. Tarkim, ar yra būdas sutramdyti netikėlį? Yra toks kaip garbės teismas. Ir tas teismas, suprantat, turi savo pirmininką, du padėjėjus, kurie susirenka ir išneša tą, sakykime, verdiktą arba bent jau sutaiko. Taisyklės griežtai apibrėžia ne tik tai, kaip brolijos narys turi elgtis, bet ir kaip susirinkimų metu atrodyti. Su juodais kostiumais turi baltai marškiniai, turi būti baltas kaklaraštis arba petelyškė balta ir baltos pirštinės. Būtina masonų ritualų aprangos detalė prijuostė. Be abejonės tokią turi ir ponas Šarūnas. Tačiau, kaip prisipažino, negali mums jos parodyti. Kad geriau įsivaizduotume, kaip atrodo tos prijuostės, apsilankykime Lietuvos nacionalinėme muziejuje. Čia vienoje iš salių eksponuojama keletas masonų ložių nariams priklausiusių daiktų, tarp kurių ir prijuostės.
Žydros priklausė žemesnio rango brolijos nariams, o juodi taškai simbolizavo lygį, kurį jie pasiekė. Aukšto rango broliai ritualų metu apsijuosdavo rožinę prijuostę, kurioje pavaizduoti svarbiausi masonų atributai. Tarp jų judėjimo simbolis pelikanas, krauju maitinantis savo vaikus. Į akis krenta ir beveik visus daiktus ženklinančios šiurpios kaukolės. Taip masonai parodydavo, kad prisijaukino mirtį, nes anot jų šviesus protas nebijo mirties. Nacionalinėme muziejuje sukaupti eksponatai gali nemažai papasakoti apie daugiau nei 200 metų skaičiuojančią masonų judėjimo Lietuvoje istoriją. Pavyzdžiui, šiame brėžinyje pavaizduota Laisvųjų mūrininkų koplyčia, kuri kažkada buvo įkurta garsaus teisininko Mykolo Riomerio namuose. Dabar žvelgiant į šį sostinės Bokšto gatvės 10 numeriu pažymėtą namą, sunku patikėti, jog kažkada čia rinkdavosi šviesiausi 20-ojo amžiaus pradžios protai, vykdavo masonų sueigos, buvo atliekami paslaptingi ritualai. O apie tai, kad šis Teatro gatvės namas priklausė brolijai, byloja puošnus skriestuvo ir kampainio ženklas. Beje, pokalbio metu Šarūnas Davainis prasitarė, kad atkūrus Lietuvos masonų judėjimą, jo broliai norėjo šį namą išpirkti ir čia įkurti oficialią būstinę, kokias turi beveik visos pasaulio laisvųjų mūrininkų didžiosios ložės, tačiau šis sumanymas net jiems pasirodė per brangus. Vis dėlto nepaslaptis, kad visada net smulkiausius daiktus savo simboliką mėgdavę puošti broliai ir šiais laikais didelį dėmesį skiria net mažiausioms smulkmenoms. Tai gali patvirtinti ir archeologas Džiugas Brazaitis, praėjusių metų vasarą kasinėjimų Klaipėdoje metu radęs nedidukę detalę, greičiausiai dėžutės rankenėlę, puoštą masonų ženklų. Radinys iš 18 amžiaus pabaigos kultūrinio sluoksnio, mes turime puikiai datavę, turime gausybę datuojančios medžiagos, monetas, indai su datomis ir panašiai, nieko iš 19 amžiaus praktiškai tame sluoksnėje nebuvo. Ir turint galvoj, kad Klaipėdoje masonų ložė buvo įkurta 1776 metais, tai tas radinys kaip ir ankstyviausiam tam masonų judėjimo etapui priklauso. Viskas, kas susiję su masonų judėjimu, kelia didžiulį žmonių susidomėjimą, tad nenuostabu, kad netrukus apie šį radinį buvo parašyta spaudoje. Po to Džiugas sulaukė netikėto vizito. Į jo duris pasibeldė brolijos atstovai, panorė apžiūrėti šį daiktą. Pagal to skriestuvo ir kampainio padėtį, galima nustatyti, kokio rango tam masonų brolijos nariui priklausė tas ženklas. Tai jie jau nustatė, kad tai yra pameistrio, ne žemiausio rango ir ne meistro, o to vidutinio rango, broliui priklausė. Tarp apsilankiusiųjų buvo tų, kuriuos nuolat matome televizoriaus ekranuose, svečias iš Estijos ir net pats didysis magistras, archeologui palikė savo vizitinę kortelę, kurioje aiškiai įvardintos jo pareigos masonų ložėje. Mūsų tarpe yra tikrai žinomų labai pavardžių ir politikų ir aukščiausių rangų, bet visuomenė nepriima šitos, sakykime, organizacijos. Vienas iš politikų, apie kurio neva dalyvavimą slaptame masonų judėjime kalbama ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, buvo Valdas Adamkus. Neva dar būdamas jaunas Amerikoje jis buvo priimtas į vieną iš ložių. Tačiau pats prezidentas, tarsi tikras masonas, iškart šį gandą puolė neigti ir prieš kelerius metus katalikų radijo žurnalistams duodamas interviu aiškinosi, cituoju: "Vienintelis priekaištas, kurį primetė man ir Amerikoje, ir ypač Lietuvoje, iš kai kurių sluoksnių prieš rinkimus ir per rinkimus, buvo tas, kad aš esu masonas. Atvirai pasakius, jei šiandien manęs paklaustumėt, ką veikia masonai, išskyrus šalpos sritį, aš nieko nežinau." Ne, visų pirma, čia jau grinai yra pono Adamkaus reikalas. Tik jisai vienas gali pasakyti, ar jis yra juo, ar jis nėra juo. Tiesa, privačiame pokalbyje ponas Šarūnas patvirtino, kad vienas iš geriausių Valdo Adamkaus bičiulių, išeivijos lietuvis, išties priklauso Amerikos masonų ložiai. Tačiau atskleidė šį faktą tik todėl, kad už Atlanto ši informacija nėra įslaptinta ir visiems prieinama. Dabartinėje vyriausybėje yra masonų? Buvusiuose buvo. Dabartinėje, jeigu ten imam pirmos asmenius, tai tikrai jų ten nėra. Šiuo metu Seime masonų nėra? Šiuo metu gal ir yra.
Gal ir yra. Ar masonų konstitucija draudžia kalbėti per susirinkimus apie politiką? Būtinai. Negalima kalbėti apie jokią politiką ne tik per susirinkimus, bet ir mūsų sueigose, bent toje atmosferoje negalima kalbėti. A jau ritualo metu, tai čia niekaip negali kalbėti. Aišku, kad mes kalbam. Mes visi žmonės ir kalbam apie vieną ar kitą asmenį, bet jau po darbo, jau tada, kada mes sėdim kur nors restorane už staliukų arba ten kur nors piknike kokiam, tada mes kalbamės. Niekam nepaslaptis, kad svarbus klausimo neretai ir valstybių likimai sprendžiami rimtiems ir įtakingiems vyrams šnekučiuojantis prie kavos puodelio ar vyno taurės. Ir nors masonų judėjimo nariai tikina, kad jų susibūrimų tikslas ne pinigai ar valdžia, o savišvieta, užsienio ložių pavyzdžiai aiškiai byloja ką kitą. Italija 1981. Šalį sudrebino vadinamasis P2 skandalas, kai paaiškėjo, kad Ličio Dželi vadovaujama slapta masonų ložė Propaganda 2, trumpai vadinama P2, siekia pertvarkyti Italijos politinę sistemą ir svarbiausius valstybės sprendimus priimdavo slaptuose susirinkimuose. Pasipiktinimą dar labiau kurstė ir tai, kad į P2 veiklą buvo įsitraukę slaptųjų tarnybų vadovai, įtakingi politikai, garsūs verslininkai, aukšti karininkai ir žiniasklaidos atstovai. Šiame sąraše buvo ir Silvio Berlusconi pavardė. 2010-ieji. Prancūzijos masonai pareiškė ketinantis Briuselyje atidaryti savo būstinę, kurios nariai taptų atsvarą vis didėjančiai religinių organizacijų įtakai ES institucijoms. Ar tai nėra politikavimas? O kas gali garantuoti, kad ir Lietuvoje prisidengę paslaptingumo šydų, masonai neturi įtakos priimant svarbiausius sprendimus? Atsakyti į šį klausimą gali tik labai gerai informuotas žmogus. Toks be abejonės yra Alvydas Sadeckas. Buvęs policijos komisaras, vienas iš saugos tarnybos ekskomisarų biuros įkūrėjų, buvęs Seimo narys ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, ne veltui vadinamas vienu geriausiai informuotų šalies vyrų. Su piktais kokiais tai kėslais ar neteisėtų veiksmų planavimu iš tų bendrų tikrai neteko susidurti. Neatmestina, kad ir užsienio valstybių žvalgyboms, tokie žmonės irgi gali būti įdomus, naudingi, kaip tam tikrai įtakos agentai, informacijos šaltiniai ir taip toliau. Šito, tai aišku, mes negalim, bet tos tarnybos išnaudoja bet kurią situaciją, kuri jiem yra tinkama. Bet vadinasi, tas pirminis interesas pasidomėti turėjo būti tiesa? Tam tikrą informaciją, aišku, reikia turėti. Ne vieną kadenciją Seime praleidęs politikas įsitikinęs, kad Lietuvoje norint daryti įtaką įstatymų leidybai ir priimamiems sprendimams, nebūtina priklausyti slaptai organizacijai. Lietuvoje labai greitai galima pasiekti politinių tikslų labai paprastai, sukuriant partiją greitai, ateinant į Seimą per savivaldybių rinkimus. Pats Alvydas Sadeckas neslepia, kad priklauso sostinės Lions klubui, kuris kaip ir Rotary klubai dar vadinamas jaunesniuoju masonų ložių brolių. Tad ką jo nuomonė vis dėlto slepia laisvųjų mūrininkų judėjimas? Suaugusių vyrų žaidimai, taip vieni medžioja, kiti žvejoja, kiti susirenka pabendrauti. Jaučiant, kad tu ne vienas, kad tu gerus darbus darai ne tik vienas, bet vienam yra sunku tobulėti. Aš nemanau, kad vienas gali pajusti laimę, džiaugsmą ir kitus dalykus. Amerikoje kone 80% ligoninių išlaiko masonų ložės. Lietuvoje, kur net verslininkai gyvena kukliau nei Užatlantės broliai, masonų ložės remia knygų leidybą, padeda našlaičių namams. Galbūt per šias keliasdešimt minučių tik akies krašteliu žvilgtelėjome į masonų judėjimą. Tad žinoma, klaustukų dar liko labai daug. Tačiau aišku viena. Žmogus taip sutvertas, kad visame, ko nežino ar nesupranta, įžvelgia piktus kėslus ir sąmokslą. O juk laisvųjų mūrininkų, kitaip vadinamų masonų ritualuose, tų paslapčių net šiais laikais yra daugybė. Ir panašu negreit išauš ta diena, kai mes, paprasti mirtingieji, jas sužinosime. O galite mums parodyti dabar masono atsisveikinimo kažkokį tai rankų gestą? Deja, aš jums negaliu demonstruoti.
Tai buvo viskas šį vakarą. Dabar jūsų dėmesio tikisi serialas Pasmerkti. Nuo laidos Gyvenimas yra gražus komanda atsisveikina iki kito pirmadienio ir linkiu jums gražaus vakaro. Viso.